Ir tie visi politikieriai, kurie sako, kad mums reikia industrializuotis ir eiti į NATO, tai yra visiškai vaikučiai neteisūs. Balsuokite už numerį partiją. Paklausyk, broniau. Respublikonų partija prieštarauja Lietuvos stumimui į NATO. Lietuva neturi leisti, kad vėl svetimų kareivių kaustyti batai mindytų krauju aplaistytą mūsų žemę, kad mūsų palangėse stovėtų branduolinės raketos. Išgaudžius nusikaltėlius, kiekvienas suaugęs Lietuvos pilietis turi turėti namuose ginklą ir bet kokio pavojaus atveju, kaip kunigaikščių laikais ant kuoro pamatė ugnį, subėgtų ginti savo tėvynės, savo namų, savo šeimos, kaip Šveicarijoje arba Žydų žemėje. Rinkis, broniau. Tai aišku, kam mums tas NATO, tas Europos Sąjunga, kam tas visas šūdas mums, Aš irgi sakau, dabar galvoju visokių nervas. Aš galėjau 49 metais, va čia kai buvo, kai visus į Sibirą trėmė, viena amerikonė man rašė laiškus, sakė, Česlovai, atvažiuokite San Franciską ar kokį ten šitą miestą, sako, gyventume gražiai. Sakau, aš čia gimiau, čia mano namai ir niekur aš nevažiu. Durniau tu, taigi būtume dabar, būtum ten gyvenęs, visi dabar su Mercedesais važinėtume, kur tavo protas, būtum ją pasiėmęs iš žmonas, nuvažiuotum ten savo ant to Franciskos, išsiskirtum po 5 metų, po kiek, ir ten savo biznį pasidarytume, dabar visi važinėtume su Mercedesais. Tu manęs nemokink, kaip aš būčiau, man Lietuvoje gerai, nieks manęs iš čia neišvarys. Aš jums pasakysiu, kas parduoda Lietuvą į kokį tai Franciską, tam ne vieta šitoj studijoj. Ne vieta? Gal ir ne vieta, suklydau, gal ir taip. Ką žinau, Alaus, duokit, liaudė. O gali važiuoti? Kągi, nagi, kągi. Na, o dabar svečiuojamės pas liaudės meistrą Petrą, kuris užsiema daug, kaip sakant, tokių lietuvės liaudės artimų verslų. Tai yra, anksčiau droždavo tuos, kaip sakant, rūpintojėlius, o dabar ponas Petras surado tokį naują verslą. Tai yra daryti mūsų garsiųjų žymiųjų radijo šou šitų veikėjų lelytės. Kalbinamės ir pirmas klausimas, iš kurgi šovė tokia idėja? Matai, Filadelfijo, kryžių ir dainuojančios revoliucijos laikas praėjo, žinai. Reikia iš kažkur duonos užsidirbti, ir kažkaip vieną dieną šovė į galvą, atėjo kaimynas, sako, rankas auksinės turi, pasiėmiau aš savo peilį, medžio gabalą, molio, pradėjau daryti. Nuvežiau pirmą partį, Pilies gatvėje, per kaziuką pardaviau, pamačiau, kad gerai biznis eina, pardavinėjau, Kągi. Na, dabar pamiršau klausimą. Šitas, o kaip pats šitas liaudės meistrai čia, vis dėlto autorinės teisės kažkokios tai, visgi kažkaip tai atsiklausimo kažkokio ar neprašėte? Šikau aš ant tų autorinių teisių ir visas kaimas šiko, kol išgaudys mus visus namūdininkus, tai daug vandens nerys su Nemunu nutekės Kuršių marios. Kol darėm, tai ir darysiu. Aš geriau parodysiu ir tau, ir visai Lietuvai, kaip greit galiu padaryti, Česlovo statulėlę, paimu, žiūrėk, molio, čia, ir viskas. Ir pasakysi, kas 15 litų, ir kas man autorinės, šikau aš ant visko. Kągi, kaip sakant, nagingų meistrų atsiranda Lietuvoje, kaip sakant, auksinių rankų. Na kągi, čia buvo reportažas iš Lietuvos kaimo, Filadelfijos radio šou LNK. Gal užmigai, negirdi, kad skambina. O palabiški su kamu tuo šun. Alio. Čia Mindė kalba, turiu bėdą, atsivariau
audinę silkę ir tą pačią naktį iš po langų kažkoks šustras nuvarė. Surinkau visus vyrus ir nuvėjom, suradom pagal kvapą, kas paėmė. Nuvežėm miškan, 3 dienas mušėm, kol prisipažino, kad jis padarė. Bet po to paaiškėjo, kad Suskis buvo durnius ir apsigavo. Tai kas matė mano baltą audinę, tam premiją 10 šaibų baksais duosiu ir 3 dienas girdysiu. Nebandykit tikri skambyti skrebams, bo nieko nepadės.